Pagrindinė naujosios galerijos įkūrėjo Antano Česnulio idėja po vienu stogu suburti kiek įmanoma daugiau kuriančių druskininkiečių, tautodailininkų, fotografų, dailininkų, pavienių kūrėjų jau įgyvendinta. Penktadienį atidarytoje parodoje autoriai pristato po vieną savo keramikos, drožybos, tekstilės, tapybos, juvelyrikos, mezgimo, audimo, vilnos vėlimo, vitražo, fotografijos ir mažosios skulptūros darbą. O į naujosios parodų erdvės atidarymą penktadienį susirinko savivaldybės vadovai, tarybos nariai, Ratnyčios parapijos klebonas Žydrius Kuzinas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Dzūkijos skyriaus pirmininkė Audronė Lampickienė, druskininkų garbės pilietis Adalbertas Nedzelskis, visas būrys parodos dalyvių puikių kūrėjų, pristatančių pačius įvairiausius savo darbus, taip pat Naujasodės ir Jaskonių bendruomenės atstovai. Aš jau kažkada tai prieš metus laiko savo tokį priesaiką daviau, kad gimtadienį turi atsirasti galerija, pirmiausia, tai mano darbam, kadangi netelpa malūnė pilnas jau čia, tai savo darbam patalpinti ir kartu bus dar ir druskinikiečiam eksponuoti kaip tapybai, gali personaliniam parodom, kurios, sakykime, ypatingai vasarą gali bus populiarius. Tai yra ir gimė ta idėja, kad ir pavyko įgyvendinti. Parodoje dalyvaujančių autorių savo darbais papuošusių Antano galeriją skaičius išties įspūdingas – 63. Būtent tokią sukaktį tądien minėjo ir galerijos šeimininkas. Kaip suskaičiavo renginio vedėja Ingrida Griniūtė, iki tol didžiausias kurorte surengtų parodų dalyvių skaičius vienoje ekspozicijoje buvo per 30, taigi penktadienį atidaryta paroda pasiekė dar ir skaitlingiausios bendros parodos autorių rekordą. Lietuvoje taip susiklostė žmonių regionuose veikla, kad tikrai iš kažkokio matyt skaičiaus visada atsiranda vienas, kuris šviečia kaip žvaigždė. Ir rezultate mes turime tokius traukos asmeninius centrus ir Žemaitijoje, ir Aukštaitijoje. Ir turime Majoro sodybą, leiskim, Žemaitijoje. Ir turime Valiušio muziejų keramikos nepanašų į nieką. Ir vos ne europiniai daly privatų tokį traukos centrą turistiniam keliam ir žmogui ir mūsų paveldo įteisinimui, įprasminimui ir tautodailininkų kūrybos prasmei. Tai Antano veikla yra tokia visą laiką. Kiek aš jį pažįstu, tai yra vos ne 40 mečiai kultūroje ir manau, jo trauka ne tik savo kūrybą pačią, bet ir ką jisai nuveikė suburdamas žmonės, tai yra visi kompleksai, Čiurlionio kelias, visi kiti Raganų kalnas ir kiti dalykai, visi vykę, dalyvaujant, matant ir esant. Ir tai, kas dabar, kaip karūna visos veiklos, tai yra patalpos, kuriuose gali vykti ir dieną, ir naktį, ir žiemą, ir vasarą po stogu, tai, manau, labai svarbus dalykas. Ir tautodailės gyvenimui tai yra prasminga labai visiems. Nes gyvenimas vykti, dirbtuvėse pas kiekvieną vyksta, bet kad žmogus galėtų ateiti, turistaujantis ar svetimas, susipažinti su lietuvių kultūros tradicijomis, su atskirai kiekvienu menininku, su pačiu Antano Česnulio kūryba, tai manau ta vieta, ta aura ir tas rezultatas. Ir kai aš apie tai sužinojau, aš atidėjau visus planus ir susitikimus ir atlėkėm ir per tokį orą, nes tai yra įvykis. Tikrai tai yra įvykis. Tikrai peržengiantis Dzūkijos ribas. Antanas Česnulis nustebina ne kas dešimtmetį, jis nustebina kasmet ir tai yra unikalus žmogus, unikali asmenybė, tai aišku verta tik tai džiaugtis ir didžiuotis, kad toks žmogus yra ir kad priklauso jis mūsų organizacijai. Tai čia tik tai tiek, o tas naujas objektas, tai dar net nespėjau jo apžiūrėti, tik iš anksto jau žinau, kad ruošiama ta salė ekspozicijų. Aišku, labai yra smagu, kad atsirado ir kaip čia Juozas Kavaliauskas paminėjo, kad tai geriausia ekspozicijų salė, kas šiuo metu yra Druskininkuose. Visi žinom, koks išradingas ir neprognozuojamas yra Antanas. Jo sodyba, tai yra jau toks traukos objektas Druskininkų, kadangi dirbu gide, tai turiu galimybę to įsitikinti. Labai daug kartų. Kaip žmonės nustemba, susižavi, apstulbinti būna Lietuvą, kurią pristatinėja Antanas. O kad jis padarys šitokį siurprizą savo praktiškai gimimo dienos proga, nei vienas net nesitikėjom. Tai daug. Tai pasakiška mintis. Visi vieni kitiems prisistatom, visi susipažįstam, dalyviai 63, o šitos galerijos erdvę patrauklumu jau turėjot galimybę įsitikinti, ar ne?
Mes, druskininkų tautodailininkai, ypatingai esam laimingi. Kągi. Antanas visada buvo ta centrinė jėga, sakyčiau, sunkioji artilerija, medinukai visada, o šį kartą galimybė visiems daryti personalinės parodas, daryti kolektyvinės, parodyti save labai dažnai ir be galo geroje aplinkoje. 1998 metais Antanas Česnulis savo sodyboje pastatė vėjo malūną, kurio 4 aukštuose įrengė kūrinių ekspoziciją, o 2000 metais suritęs įspūdingo dydžio akmenis iš jų sulipdė rūpintojėlių sieną su daugybė nišų, į kurias menininkai iš visos Lietuvos iki šiol veža savo sukurtus rūpintojėlius. 2003 metais atidengta skulptūrinė kompozicija Žmogaus ir medžio gyvenimas. 2005 metais sodyboje apgyvendintas gelžbetoniniais batais apsevęs sunkiasvoris skrybėlėtas milžinas, sterblėje laikantis toną sveriantį akmenį. Dar po metų skulptūrų parką papildė skulptūros Eglė Žalčių karalienė Šventas Jurgis, o 2007-aisiais tik sugrįžęs iš savo kūrybos parodos Rygoje, Antanas Česnulis atidengė skulptūrinę ekspoziciją Duonos kelias. Tais pačiais metais jis sukūrė įspūdingas ąžuolo skulptūras. Svarbiausi gyvenimo momentai – prieblanda, žiūrovai, žaldokinė, prie dangaus vartų, dar po metų atsirado bravoras, fotografas, maestro ir rašytojas. Pernai į gimtadienio šventę susirinkusiems draugams ir pažįstamiems Antanas Česnulis pristatė skulptūrinę kompoziciją Girių valdovas, o pavasariop Lietuvos Respublikos Seimo parodų salėje eksponavo savo kūrybos darbus, kurių didžiąją dalį galima pamatyti naujoje galerijoje. O nuo šiol Antanas Česnulis galės didžiuotis ir erdvė parodų sale, kurioje menininkai turės puikią galimybę eksponuoti savo darbus, kuriuos galės pamatyti kiekvienas druskininkietis ar kurorto svečias, užsukęs į Antano Česnulio sukurtą skulptūrų ir poilsio parką.